Dabar darau day tripą. Itinerary. Kaip yra lietuviškai? Kelionė rašte. Ir ar įmanoma nusigauti iki Busano iš Seulo? Mes pažiūrėsime filmą Traukinys į Busaną. Čia yra siaubekas. Ir po to važiuosim į Busaną su traukiniu. O šiaip varysim Pietų Korėją. Aš jums dar nesakiau, bet varysim už 2 savaičių, dėl to kol kas šitas vlogas yra iš namų, tiesiog mūsų dienos. Bet kiti vlogai bus iš Pietų Korėjos. Subscribe ir kad nepraleisti, pasidalinkit su savo draugais, tėvais, mamom, močiutėm, seneliais, Šunim, katėm. seserim. Žmogui, kuris atves pažiūrėti video iš Korėjos daugiausiai žmonių, mes iš Korėjos atvešime grūzdintą žiurkės uodegą. Neparvešim, palauk. Šiaip realiai, jeigu paimtum grūzintos žiurkės uodegą į Lietuvą, manau, kad turėtum... Nu jo, tengi mėsų negalima. Žinai, mėsų negalima, nekalbant apie grūzintas žiurkės uodegas. Jo, neimkite iš kitų valstybių grūzintas uodegas. Žiurkės. Netgi iš Gruzijos negalima atvežti pieno produktų. Tai iš niekur, man atrodo. Ai, ne, nu kaip. Tu gali iš Lietuvos paimti pieno buteliuką ir Prancūziją nuskristi. Bet jeigu jau iš Kanados, pavyzdžiui, vežė... Tai nieko negalima. Nieko negalima iš Kanados. Iš vis nieko. Aš šiaip Kanadoje esu nesideginus drabužį, bet aš turėjau, žodžiu, savo flysę kišeniai. Aš dar vis nežinau kodėl. Omega 3 kapsulę. Ir aš išskalbiau visus tus rūbus. Ir jinai sprogo. Ir mano visi drabužiai smirdėjo žuvim. Nieko nepadėjo. Pradžius skalbenkės pridėjo Omega 3. Po to, ačiū Dievui, bent jau jinai nustojo smirdėti žuvim. Na, šiandien tada skalbenkė. Bet čia buvo siaubingai. Varom pateikti vizų į dokumentus. Turim vieną problemėlę, kad iki kelionės mum yra kažkur 12 dienų. Vizą tikrinti gali užtrukti iki 2 savaičių. Būtų labai gerai, jeigu mum patikrintų ją greičiau. Tai varysim spausdinti dokumentus ir tada varysim į ambasadą. Šitai vizas tvirtina Lietuvoje, o ne... Piuvinė. Mes laukiam spausdinti. Mums eilė. Žiūrėkit, aš noriu padaryti maketą. Copy Pro studijos visos, man prašau spausdinti. Viską absoliučiai. 2000 A1. Net jeigu būčiau prisiminęs atspausdinti dalykus, kuriuos man reikia spausdinti, aš vis tiek paminu tos dalykus. O tu atspausdinai bookingo confirmationą naują? Taip. Gerai. Naują, ne? Nu tai pastovėko tai eiliai. Gerai, mes spėjom. Sėkmingai. Dar nesupratom, ar gavom vizą. Bet Simonai nereikia vizos, jeigu ką. Jeigu jūs esat Lietuvos tautybės, tai jums nereikia vizos. Nes tu visą laiką sakai, atrodo, kad mes reikia vizą. Nu jo, Sašai vizą. Davė kažkokį dokumentą Sašai, neaišku kokį. Lyg ir patvirtino, lyg ir ne, bet pasakė už savaitės pračekinti e-mailą. Tikėkimės, kad bus tam e-mailė viza patvirtinta. Tai va, dabar varom trumpam šiaurės miestelį, nes man reikia pas Daily Spoon į studiją užsukti, paimti kelis produktus. Mano jaučiu mėgstamiausias patiekalas yra pokebolai. Aš ragavus gan mažai skanių pokebolų ir ypač Lietuvoje, žodžiu, nusipirkau lašišos, dabar jį noriu pamarinuoti. Kitas dalykas, kurį aš darysiu, tai šaltibarščiai. Aš nelabai atsimenu tiksliai viską, bet aš bandysiu iš atminties kažkaip padaryti, bet, nu, žinot, turiu agurkų, turiu. Aš neturiu agurkų. Man jie biški nelabai. Tekstūra. Neblogai. Galbūt šiek tiek per daug žolelių. Nors bandau suprast, kas tau nepatinka. Tu skanu? Jo, nu šaltibarščiai. Taip jis biški kaip burokėlių košė. Jo. Bet skonį visiškai nepaveikia. Žodžiu, Saša nupirko kolonėlę. Taip. Nes mes žaidžiam Cupheadą. Mes kai kartu žaidžiam, mes nelabai faina dalintis ausinėm. Tai dabar norim patestuoti garsą. Tikrai neatrodo suspišius, kad YouTube History is Offer, mes žiūrim per inkognito Sašos YouTube'ą. Nereikim žinot, ką aš žiūriu. Supratau. Yra toksai Steezy bičas, jis daro lo-fius. Aš turiu, vienas mano mėgstamiausių lo-fių yra va šitas. Ne. Nežiūrėsiu, sakau, nežiūrėsiu. Gerai, paleidžiu ant maksimum garsą. Davai, gal ne maksimum. Gal ne maksimum? Pažiūrėk, jas dydė. Cupheadui turėtų būti idealu. Nu labai nice. Gerai. Žiūrėk, dilema. Pas ją batai sausi, o pas mane ne. Bet aš realiai galvoju, ar aš rimtai vaikštau taip? Taip. Aš taip žingsniuoju taip. Matai? Tai aš paimu nuo žemės ir kadangi aš užmetu koją, man ant bato grįžti. Aš nemanau, kad čia taip komplikuota. Aš mes neėjom per balas. Man reikia į Pietų Korėją nusipirkti neperšlampamus kedus. Nu jo, tau tai tikrai reikia. Nes aš vaikščioti nemoku pasirodyti. Arba per balas, arba tu darai kokį salto vandenuko. Simona neišlaikė, nes sulaukė kameros, pradėjo išpakuoti, bet aš esu stabdžiau, žinot. Galbūt.
O taip, paėmiau. Alio, tu neatsimeni? Tu tau reikia filmuoti video, Simona. Tau reikia filmuoti video. Jo, taip ir buvo. Unpacking. Espresso padė... Aš žiauriai noriu espresso, bet jau 7:30, žinokit, jau be šansų. Aš jau tu neužmėgsti tiesiog. Žiūrėkit, tai pasėdė. Čia kaip tas. Atsimeni, Polai varė į Italiją ir jis sėdėjo tenai. Ai, grinai, jo. Buongiorno. Nupirkom staltiesę pagaliau. Va tokią fainą, mėlyną. Aš žinau, kad jūs dabar žiūrit ir galvojate, čia ir tau, ir jums. Čia, bet palaukit. Čia yra laiko klausimas, nes čia aš matau potencialą, žinokit. Aš čia matau potencialą. Žinot, kodėl atrodo keistai, nes visų pirma nelygu, atrodo kaip tėčio marškiniai. Didžiulė maikutė tėčio. Nupirkom tokias, ši buvo tokia gigantiška lėkštė, viena didžiulė. Nupirkom 4 mažytės. Nes visų pirma, mes kartais darom wine night ir čia galima užkandukus padėti. Žiauriai mielai atrodo. Taip. Šiauriai mielai. Kaip tinka šiaip šitai staltiesei? Po truputį visi mes priprasime prie šitos staltiesės, nes jinai žiauriai gera. Reikia palaukti. Reikia geriem dalykam, reikia laiko. Ai, jo, aš dar savo kambariukui darbą nupirkau tokią dar vieną žvakutę. Jinai tiesiog labai švaraus kvapo. Man dar šitą žuvytę su mūsų gidu. Tiksliai, jinai irgi mėlyna ir jinai grinai kaip ta mano žuvytė. Gerai. Susitiksime vėliau. 346 minutes later. Esu ką tik sutvarkius namus. Nuėjau į Everything Shower su pižamom, ką tik išskoptojau. Galbūt visą tai užtruko 3 ar 4 valandas. Galbūt. Šiaip įdomu, kaip žuvis gavosi. Visų pirma, jinai pasimarinavo labai neilgai, pusę dienos. Visų antra, man atrodo, aš įdėjau biškį per mažai marinato. Toks gavosi pokeboulas. Ir būtų labai kietai čia dar kažkokį azijietišką daržovę marinuotą, bet šiaip, nežinau, man čia labai skanu. Ir paragavau žuvį, šiaip labai skaniai gavos. Biškį druskos pagilėjau, bet labai skanu. Šiaip valgysiu ir kažką žiūrėsiu. Skanu. Man tik danteną skauda, aš buvau pas dantistę ir man gal 7 kartus badė danteną su nuskausminamaisiais. Ir man dabar tokia žaizda, tokia puliuojanti. Na gerai, ne puliuojanti, bet čiurškėlas skani, bet mes paėmėm kelias brangias, kelias pigias. Aš dabar suprantu, kad čia žiauri klaida. O grįžtant atgal, šiek truputį permokėt. Nes to su graikiniais riešutais tai žymiai skanesnis. Žymiai skanesnis. Žinokit, jeigu imsit čiurškėlą, imkit ten kelias pigias, dovanom, pabrangias paimkit savo. Su graikiniais riešutais, medumi aplėtą savo, ten kažkaip pasiimkit savo. Aš jau žaidžiam Cupheadą, mes jau 5% praėjom. Taip pat čia tarp gamerių skaitasi sunkus žaidimas. Nėra tipo lietuvių kalbai, tariama atseit. Saša sakė, kad atseit. Čia tarp žaidimo žaidžiančių asmenų yra sudėtingas žaidimas. Tikrai sudėtingas žaidimas. Mes su Simonai taip pat nupirkom Forza, Taip, kad galėtume kartu pažaisti. taip. Aš per savo Steam Steam Deck. Deck. Garų denį. Garudenį. Toliau žaisim ir valgysim čiurškėlą. Valgysim. Žinoma. Aš vieną gabaliuką suvalgiau. Na. Taip, Ne, Taip. nei vieno. aš suvalgiau vieną. Gerai, įrodinėkiams dabar. Ja. Iki. Iki. Sveiki. Dabar nesijuokit tik iš manęs. Daug kas skaitė, manau, šitą. Čia aš net nenustepčiau, jeigu čia būtų privalomosios programos dalis. Tu įsivaizduoji, kad jeigu knyga yra privalomajam knygų sąraše, tai tu automatiškai esi visi. Kiek jūsų realiai skaitė tas knygas? Nes aš jas skaičiau, bet man po to reikėjo sąmoningam amžiuje dar kartą perskaityti, nes aš, nieko nesuvokiau. Tu ten perskaitai Kamiu, kai tau 16 ir iš tavęs nuoširdžiai tikisi, kad tu kažką supratai. Jeigu aš 16 skaityčiau Marą, aš pasiduočiau ties 10 puslapį. Aš prieš gal 2 metus skaičiau Marą ir aš pasidėjau po maždaug 10 puslapį. Aš skaičiau gal 3 Kamiu knygas. Maras, Svetimas, Metamorfozės. Aš žinau, ką tik supratau, kad aš visiškas kvailys esu. Kodėl? Nes Metamorfozės yra Kafkos. O taip gyrėsi 3 knygas, kam perskaitai. O Kamiu altorių šešėlį, Kamiu dievų miškas. Ai, tai va, aš nupirkau šitą knygą ir perskaičiau jau, kiek čia, 1/4, 1/5. Labai įdomu. Ne, nuoširdžiai labai įdomu. Man patinka šiaip... Man kiekvieną kartą prajuokino, kad čia yra citata Barack Obama. Bet aš tiesiog nepagaunu. Tai tu prandu, Tu atrodo. įsivaizduoji, čia būtų kokia nors knyga kita ir čia būtų citata ir Gitanas Nausėda. Šiaip angliškai jūs skaitysite, tai tikrai nėra sunki anglų. Nes yra knygos, kur man aš negaliu. And he has thou left fascinating yet unstumblishly the little chicken Alfred. Bet man ir lietuviškos knygos tos, kurios senesnės labai sunku. Jo. Atkojojęs vartelio kočioklį bei nupompęs arklio tėvą, gintaras, mankšta ir skaitai.
Ir po to būna kažkoks labai svarbus dalykas. Kokia pagrindinė mintis? Taip. Ir tau lietuvių kalbos mokytoja su visiškai rimtu veidu sako, tai kaip jūs manot, kodėl gintaras makšta iš peveto arkliaus pėsa? 8 ryto ir tau saulė tekina tiesiai. Ir jinai šitą pasako ir viskas, ką tu girdai, yra, kaip manote? Ateik, ką norėjau pasakoti, ateičiau? Ai, nupirkai interneto Korėjai. Ne. O kodėl? Padaryti. Žinai, per kur galima nusipirkti internetą? Ne. Per seilę. Gan juokinga, nes Simona, kiekvieną kartą, kai mes perkam iš seilį, aš gaunu reklamą. Jos. Šiaip visose tolimesnėse kelionėse perkam internetą būtent per seilę ir pati dabar nusipirkau 20 GB Korėjai. Labai patinka, kaip paprasta yra viską instaliuoti ir kad bet kokiu momentu aš galiu pasipildyti interneto, jeigu man jo pritrūktų. Na ir jums primenu apie savo nuolaidos kodą SimonaCim, su kuriuo gausite -15% bet kuriam seilį planui, bet kuriai šaliai ar net visam regionui. Pavyzdžiui, Azijai. Beje, ar žinojai, kad Seilį turi Creators Program, su kuria, nesvarbu, ar tu turi ten 500 sekėjų ar 5000 sekėjų, tu gali dalinti savo kodu ir už kiekvieną naują žmogų, kuris pasinaudos tavo kodu, tu gausi $5. Tai skaityk, pasidalinu su mama, pasidalinu su tėčiu, su broliu ir $15 turiu ir galiu pasiimti internetą Pietų Korėjai. Tai aš paliksiu nuorodą, kuris gali daugiau sužinoti, nes jūs realiai galite turėti labai mažai sekėjų, labai daug sekėjų, čia nėra svarbu. O jūs, jeigu pirksite internetą užsienyje, tai pasinaudokit mano kodą. O galima man dar bus kalytės su apelsinu? Simona daro bombinę kavą su apelsino sultim. Aš labai mėgstu su kavą su apelsino sultim, jau nes ragavę, tai daug ką prarandat. Reikės mėtus nusipirkti. Mėtus? Mėtus į tą kavą. Little genius. Aš? Taip. Nu, ką žinau, ačiū. Čia Luka vaidina. Lukas Dacha žaidėsiu. Pica. Luka, mano pica iškepta. Pirma pica. Iškepta. Čia mano. Antra pica. Mano turėtų būti su vizualiai čia tavo. Čia mano. Žiūrėsim vlogus. Taip. O aš nusižvengiu ir man salotos lapas su nosim, man atrodo, pateko. Jis dabar tavo nosiai? Kažkur tarp. Man kažkada buvo, kad mane prajuokino. Valgiau visus pusryčius ir man pienas pradėjo pro nosį tekėti. Žinok, vos nemiriau aš dėl tos salotos galiausiai. Nenoriu dramatizuoti. O čia vienas picos gabalas. Man tas labai patinka, aš mėgstu, kai būna mažesni šitie gabaliukai. Užupio picerija, viena iš tų vietų, kur ne veltui taip giriama visų. Man netgi po Italijos labai skanu Užupio picerijai. Kieno pica labiau? Tau. O tau? Mano. Kas čia vyksta? Tu pažiūrėk, tu tik atsibudai su telefonu iš karto. Tu juokingai atrodo, tu tai prisidengi ir juokies. Sveiki. Sveiki. Sašakos kietas kompas, o kas čia? Ačiū, čia lipdukai iš mūsų kelionė. Later. Ką grįžau už gytą, man mikrofono ausis. Dabar bus sound test. Sound test, oi, what the fuck. Kas? Aš labai keistai girdžiu. Ta prasme keistai. Man taip, tartum užgulusios ausis iki šiol. Gal čia nuo vatelio? Taip gali būti, nes aš su vata visą laiką jau, bet kaip iš 1.80 persijungti į 2K. Subtilus skirtumas atrodo, bet po to nebegali grįžti atgal. Šito tai buvo grinai kamštas. Mano pėtų, prašau, nefilmuok. Atsiprašau. Yra šitas kilimas. Kai aš atvažiuoju su savo kėde, tai jis atsiraidoja. Ir man tas taip nusibodo, kad aš tiesiog dabar nukelsim šitą stalą ir šitą kilimą. Ir pavalysim po sofą. Čia mano koinas. Čia mano koinas, kem 3. Tai čia mano koinas. Pas mane kem. Čia mano koinas, jis tau spaudžia, aš matau. Ašgi matau. Kaip man gali spaudžia mano kem 4? Ir aš nupirkau kem 3, nes nebuvo. O būtent. Liar. Aš ant 1, 2 kelsiu koją ir tas stumsi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mane labai nervuoja, kai jis išlenda. Ar mus vis dar nervuoja šitas staliukas? Ir tai koks jis yra gigantiškas? Oi, ne.
Šiaip man čia viskas kažkaip taip užspausta, bet bent jau dabar kilimas nesikontaktuoja žodžiu su kėde. Žiūrėk, koks gigantiškas šitas kavos stiliukas. Man atrodo, neturi būti tokie dideli kavos stiliukai. Jis yra kaip lenta piešimo. Greičiausiai dar kažką perstatinėsim. Tribulėtas atsiuntė Tralalelo, tralala. nešiojamą blenderį. Taip. Postvarkeltas, o ne privarkeltas. Labai skanu, čia nuo baltymų jaučiu. Ja.